Galingas įvykis gydant navikines ligas. Už gilų amžinojo vystymosi technologijų supratimą, įsiminimą, prisiminimą, atpažinimą ir tikslų atgaminimą, siekiant įgyvendinti tikslą, užtikrinti amžinąjį gyvenimą visiems. Siela įsimena joje sukurtą informaciją ir tiksliai ją atkuria. Tai yra kanoninis informacijos atkūrimas. Tai yra informacija, kuri buvo sukurta 2001 metais su krauju, o toliau valdymas. Galingas įrankis gydant navikines audinių ligas akivaizdžiai išreiškia naviko sąvoką, tai yra audiniai neturintys begalinio vystymosi statusą. O sveikieji audiniai nuolatos, kaip ir bet kuri visatą, skleidžia tik galingą į išorę informacijos spinduliuotę, kuri nuolat dėja. Ir jeigu kuri nors vietinio audinio lygmens sritis kažkaip susiliečia su džiaugsmo struktūra, su džiaugsmo stichija, tada nebebus augančių į auglį panašių procesų. Viskas labai paprasta. Kaip pakeisti šią šviesą? Tai yra reikia nubrėžti liniją iš džiaugsmo lygmens iki naviko su tikslu išvystyti naviko lygmenį iki begalybės. Ir tik tiek tai reikia. Tada auglyje šiuo atveju, kaip taisyklė, išsivysto transformacija toje vietoje, kur yra navikas. Nes po naviko struktūrizavimo dažniausiai auglys transformuojamas ir panašiai. Šiuo atveju kalbama ne tik apie navikinius procesus, bet ir apie bet kokią kitą problemą, kuri iškyla nesant džiaugsmo vibracijų sferoje, kuris tai yra tam tikras spinduliuotės lygmuo prasiskverbiantis į visus žmogaus audinius kaip tam tikra džiaugsmo radiacija. Grigorij Grabovoi, 2005 metai, gegužės 24 diena. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.